Gaminsim kefyro duoną. Tai pirmiausia pilam sodą. Tai pirmiausia pilam kefyrą. O sodas įdedu sodą, čia sodą. Ir tada maišom. Tai va, pilti miltus ir druską. Tai miltai. Žiūrėkit, susibėgo. Ir druska. Ir dabar reikia pamaišyti. Ui, kaip tešla turėtų būti. Jau tešla gaunas. Opa. Reikia įdėti medaus. Kaip čia, taip? Kitų šaukštų. Tai va, paėmė. Baigtam. Įdedi šaukštą čia. Tada vėl maišai. 100 metų maišai. Tada įpili antrą miltų baką. Hopa. Žiūrėkit, kaip jau atrodo. Tada, šitą bam, iš visų pusių. Tada dar maišai, nes čia yra kieta. Žiūrėkit. O taip. Na štai mes va taip padarėme ir dabar va jau padarėme tą kepalą ir dabar dėsime į orkaitę kepti. Tai dedam. Va jau padėjom, dabar reikia šituo apiberti. Zebras. Dabar kepsime 40 minučių. Va, žiūrėkit, mes jau čia viską paruošėm ir dabar stumiam. Vyjų, čiuk, policai, bandai. Viskas, dabar ten gaminas. Ir 40 minučių lauksime, kada pasigamins, tada ir susitiksim. Tai va, jau iškepė, mes atsidarom ir dabar reikia tą bleką pasukti. Va. Na tai va jau padėjome ant stalo ir man sakė, kad reikia pjaustyti tokią šiltą, karštą. Tai sakė, kad va taip negaliu, dėl to reikia pagal šunelį. Sakė, va taip ramiai, prilaikom. Ir va taip jie man paima ir va tokį dedam, nekauju. Gerai, reikia sėklos, aišku, visas eina. Va, nupjoviau. Dar biškį. Tas galas nenusipjauna blogai. Mano YouTube'e pirma tokia kefyrinė duona.